Puikus policininkas po tragedijos šeimoje patiria psichologinę traumą. Jis priverstas pasitraukti iš tarnybos, tačiau ilgainiui tampa nepakeičiamų policijos konsultantų. Žavi asmenybė, neleisianti nuobodžiauti ir nusikaltimai, kurių išaiškinti neįmanoma be unikalaus talento. Detektyvas Monkas. Darbo dienomis vėlai vakare per LRT televiziją. Ši žavi mergina nori 3 dalykų. Pirma, šokti. Antra, šokti pilvo šokius. Trečia, šokti pas geriausią mokytoją ir tapti už jį geresnę. Šioje dramoje jai greičiausiai tai pavyks, nes ko Lola nori, tą ir gauna. Sekmadienį 23:45 per LRT televiziją. Visą vasarą per LRT televiziją Stilius. Reikia mums, gerbiamą žurnalistę, nuspręsti, kaip mes kalbėsim. Aš tai visokių legendų čia esu girdėjęs. Su įdomiausiais herojais, tiklingiausiomis mintimis. Kaip dabar aš eisiu pas psichologą, kalbėtis, kaip aš jam kažką pasakysiu. Nevagiu, hebra. Naudingiausiais patarimais. O, aš taip ir sakau, užsitepa viskas riebalais. Visą tai apie gyvenimo kokybę, vertingą bei prasmingą. Gal vis dėlto kažkaip pagerinom tos laidos reitingus? Istorijose apie mafijos ir FTB pareigūnų kovas dažniausiai viskas pasibaigia teisingumo pergalę. Šioje istorijoje gėriui seksis sunkiau, nes ir jis pats kovos su savimi. Kriminalinė drama Rūkstantys tūzai. Penktadienį 22:40 per LRT televiziją.